Minusas. Kelionė baigėsi, man. Kodėl? Varam. Ne, nakvolis. Ką tai reiškia? Testuosime top speedą. Taigi šalia turiu pigiausią elektrinį paspirtuką už 550 eurų nuvažiuojantį 100 km. Papildomai gauname bagažinę. Taigi eikime ištestuoti šitą blogą žvėriuką. Šį paspirtuką labai greit atvežė per 5 darbo dienas. Europoje gyvenate, taip pat gausite per 5-7 darbo dienas. Nu, dabar pažiūrėkime, ką mes gausime viduje. Kompanija yra pigi, bet jinai nustebina. Reiškia, kažką tikrai viduje gausime, nors suma nėra didelė. Instrukcija, kaip sudėti. Priekinį ratą, sėdynę su daktaro kepurė. Na ir išpakavus patį dviratį, atrodo viskas tai taip, bet neapsirikia daug detalių yra pačioje bagažinėje. Mes turime raktų dėžutę, priekinis žibintas, europietiškas pakrovėjas ir pagrindinė instrukcija. Na, pats surinkimas vienas iš lengviausių, tai reikia įdėti purvatsargį pirmiausia. Tada uždėjome priekinį ratą, nes nebuvo niekaip įmanoma jo pastatyti, tai jei turite šalia esantį kažkokį žmogų, būtinai paprašykite pagalbos, ženkliai greičiau visas procesas įvyksta. Taip sukame viską ir tada atsilinkime vairą. Tai yra tas greitas lokas ir aišku priveržiame vairą, kad jisai būtų tiesiai, lygiai stovėtų. Fiškę priekinį žibintą pajungti ir aišku įdėti sėdynę. O kojelė? Kas yra? Nu važiuokim. Aš važiuoju į parduotuvę. Juokingai atrodo, kai iš vaiko pavogęs. Tai va, čia dieną esame su tokiais įdomesniais tikslais. Kiekgi ta baterija laiko, nes baterija yra tikrai labai didelė. Mes važiuosime į labai tolimą parduotuvukę. Parduotuvė yra už 20 km, tai čia toks kaip iššūkis man. Kažkaip man sinchronizuoju su parduotuvė, galvoju, kažką su parduotuvė reikia padaryti. Važiuosime į tolimiausią parduotuvę. Pažiūrėsime, kaip įveiksime įkalnę. Važiuojam. Gamintojas rašo, kad 15 laipsnių važiuoti ant 25 km per valandą susitvarkime. Čia viskas labai paprasta, kaip ir jį sudėti. Paspaudus vidurinį mygtuką Windows įsijungia gazo rankinėlė ir nereikia spirinėtis, jisai iš karto akceleruojasi. On, off šviesų mygtukus. Ir net, žinokit, posūkius rodo, ne? Tiek galiniai, tiek priekiniai. Skambaliukas ir aš nežinau. Gazas šitos rodiklės keičia režimą, tai yra 1, 2 ir 3 režimai. Nu va taip ir gazuojasi. Ilgai pagazavus įsijungia autopilotas. Jau įsijungia. Tai taip jisai atrodo. Visada kukerį pranoksta mano lūkesčius. Blemba jisai važiuoja. Manau, top speedą galim testuoti, nes dabar gan geras kelias. Antras režimas važiuoja iki 32 km per valandą. Nu, dabar testuosime top speedą. Kadangi tai yra didžiausias Alytaus tiltas ir nuokalnė, tai tuo labiau, nu čia max įspausim kiek jau eis. Važiuojam. Varom. Kem 7 vis. Vis Kem 7. Visiškas Kem 7 tas buvo. Gamintojas parašęs, kad Kem 5 km per valandą, bet nuvažiavome Kem 7. Tai nes nuokalnė daugiau viskas, jisai sustoja, jis regeneracija įsijungia, kad baterija neįsektų. Bet iš esmės gal geras dalykas, iš karto kraunasi bateriją ir galima daugiau nuvažiuoti kilometrų. Kasgi mėgsta krauti tas baterijas? Niekas. Taip pat noriu sugrįžti ir pakalbėti šiek tiek apie pačią galią. Tai yra labai didelės talpos baterija, kuri, kaip gamintojas sako, gali nuvažiuoti 100 km. Aš to netikiu, bet mes ištestuosime visą tai. Nors šis visas paspirtukas sveria 37 kg, kas vis tiek didžiausią įtaką įtakoja pati baterija. Bet su tokio didžio baterija galima laisvai keliauti tarp miesto ir užmiesčio. Pakrauti irgi gan užtrunka tarp 8 ir 10 valandų. Na, pats variklis yra gale ir tai yra 500 vatų, o pats gamintojas sako, kad galima išspausti iki 800 vatų. Vis dar baterija nekrenta. Dabar 5 km va tai važiuoti, aš taip nenoriu. Tu jausmas, kad tu visas paspirtukas subirės. Čia rašo, kad toliau tęsis visas tas žvyrkelis, aš jau čia nebegaliu kentėti. Tai pasijungiau mašinos kelią, reiškia, reiks biškį grįžti ir tada važiuoti asfaltu, bet tada nuvažiuosime iki Aibės, mano išsvajotosios geriausios Aibės parduotuvės. Patarimas keliautojai, jei tu keliauji, keliauk kaip mašina. Šiaip pats paspirtukas tokiem keliam nėra sukonstruotas, jis yra labiau vis tiek miesto paspirtukas, galima biškį užmiestį, bet tokie grublėti keliai tiesiog netinka. Tai va šiandieną, kiek gamtoj būna visur žalia, man asmeniškai tokios kelionės labiausiai ir patinka. Labiau tiesi wild, gali šnekėti nesąmonės.
Mums liko jau 12 km. Pirmieji įspūdžiai. Labai sėdynė minkšta. Nežinau, čia gal dormėjo pasponsorino. Nužemė 16 km. Ir dėja, bet viena padala išsikrovė. O ką reiškia, mes dar tik pusę kelio nuvažiavom, tai nežinau, kaip grįšim. Bet aš jei varau, tai jau varau iki galo, turbūt nelis. Tai su baterija yra šiek tiek klausimų. Na ir tas vienas amortikas, kai tas vienas amortikas ir tas ratas, jis didokas, bet jis nusu vis tiek jaučiasi tie bordiūrai. Užmiestyje reikia žiūrėti labai kelio. Va šitas kelias dar maks, kiek galima važinėti. Biškiai dabar stresuoju, nežinau, ar važiuoti tenai ar ne. Kažkaip pasitikiu gamintojų, nes geras oras. Baterijai tas tikrai patinka. Bandome nebijoti. Pasijungiau podcastą savo. Greičiau laikas prabėgs. Atvykom į Punę, bet žiauriai sunervino, pradėjo čia visi pypin man, paskui ausinė iškrito ir badas. Tai yra pusė valandos, iškau net pačią pievą nuėjau, net nuo erkių nepasiskiepijęs normaliai. Aš tiesiog klausiau podcastą ir jaučiu, kad krenta iš ausies, paskui YouTube tutorialą jungiau. Tai pajunkite specialų aukštų dažnių muzikėlę, kuri labai gerai girdisi ir jei ne ta muzikėlė, aš tikrai būčiau neradęs. Ausinės ten išskrido, bet kažkur girdžiu, kad čia, kur šiukšliadėžė išskrido, čia kažkur labai arti. Čia gal ant žemės kur. Ai, eik tu. Žiūrėkit, kur badas įkrito. Eik tu. Mamos ausinės, daugiau nesidėsiu iš tų ausinių. Eina šit. Žmonės pyksta, tu važiuojant tarp 30-40 km per valandą, paskui greičiau pradėjau važiuoti, nesusinerinau. Vidiračiai žmonės važinėja, kažkaip problemų nebūna, bet kai su paspirtu, kur dar žymiai greičiau važiuoja, jau kažkokia problema atsirado žmonėm. Važiuojam į Aibę. Kas čia darosi, greitukės važinėja? Kas čia šiandien prizina, aš nesuprantu. Iki pačio kelionės tikslo liko labai nedaug, bandysim tada grįžti. Apdien. Iš Alytaus atvykau su paspirtuku, bet nežinau, ar grįšiu šiandien. Kaip? Eksperimentai. Jo, eksperimentai. Aš tau pasimusiu. Tai tavo technika? Jo. Aš iš Alytaus. Nu, viskas. Kelionė baigėsi jau man. Kodėl? Įdėsiu į bagažinę atsigerti ir viskas. Tai reikia nepirkti gerti. Ką dabar? Kelionė baigta, bet reikia grįžti keliais? Jo, tikiuosi neužlis. Tai reikia grautis dabar? Nu kažkaip. Varai, būtų man su šventiau. Ar jis gal nuvarys? Jo. Alytaus tos? Jo, iš Alytaus su paspirtuku nuvažiavau, įsivaizduojat. Alytų dar patrauks. Ir dar padalų yra. Ne, tokias nakolkės. Man reikia nakolkės vienos. Ką padaryti? Alytui yra? Kad bateriją įdėt? Ne, nakolkės. Ką tai reiškia? Nu kur tu pasidarsi, va čia ant rankų. Ai, tatuiruotė, jo, Alytui pasidariau. Alytui yra? Jo, daug yra. Facebook'e tatu, parašykit tatu, būna tada Alytui, parašyta, kad Alytui ir surasi tada. Dėl tatu? Na. Paduoda kontento kaip. Čia tatuiruotė reiškia nakolkis. Viskas, kelionės tikslas pasiektas. Labai kažkaip kubiš norėjau. Nors ir nesportavom, nei kiek nemynėm, bet ir pažiūrėsime beje talpą. Tai va, atidarom bagažą. Kubuš, žinokit, skoloje esat. Varam. Tai va tiek talpos. 2 buteliukai Primo tilptų. Dabar pažiūrėkim, tarkim taip. Taip ne. Pažiūrime, jeigu ant viršaus uždedu kubušą. Ne, nu žodžiu, tolius už tų dviračių nevarykit, pasimkit 2 Primo, Punę ar atgal. Ar atgal, aš nežinau, ar grįšim. Patestuojam šiaip kaip ta bagažinė visa. Nu, tipo, iššokinėtų. Ai, normaliai, va, kad gerai, tokių kažkokių pašalinių garsų tikrai nesigirdi. Va, visai gražiai, atrodo, lyg nieko ten nėra. Tai jo, bagažinė approved, išskirtinumas, hebrytė. Turime 29 km, 3 padalos. Dar pypins ant mūsų, ką dėl jūsų nepadaryčiau. Tai paspaustą like mygtuką ir padarysiu dar kriziškesnį kelionės video. Šties esu nustebę iš tų paspirtukų, mes visiškai su juo nemynėm. Viskas veikia tik tai baterijos paspaudimu, jokios fizinės pagalbos, kad kažką paspirti, nieko nenaudojom. Pažiūrėsim, ar galima nuo Aibės iki namų grįžti namo. Ar tai gali būti aibinis paspirtukas? Koks tai yra išskirtinis paspirtukas? Taigi turime 14 colių pneumatinės padangas, taip pat jos yra 2,5 colio platumo, kas jau net tokiuose dviračiuose mauna tokias padangas. Nu aišku, mažiukam vaikučiam ant dviračio. Šiaip galim ir dabar ir ištestuoti. O! Nu važiuoja, bet dar pratestuosim normaliai. Tai yra plačios padangos su specialiu protektoriaus dizainu. Tai labiau padės greičiau sustabdyti ir taip pat sumažės paslydimo galimybė. Pati visa konstrukcija, tai yra virtas visas aliuminio dizainas. Pats rėmas jisai yra lengvas, bet labai baterija daug sveria. O ką tai reiškia, gal didesnė baterija daugiau nuvažiuot gali, tai čia irgi nėra blogai. Taip pat turime labai didžiulę storą, nemilžinišką. Tikrai didesnė sėdynė nei šiaip, bet kažkuriame
dviratyje. Taip pat priekinę šakę turim, nežinau kiek čia jinai veikia. Tai mieste turėtų per bordiūrus pravažiuoti, tai tikrai nice, XXX smagiai. Ir kaip pats gamintojas sako, sulankstymas vienu paspaudimu. Tai dabar perskeliam į mašiną. Nedavažiuoju iki galutinio taško. Atsilenkė, nuleidžiam taip ir tipo dedam. Ir čia tipo labai portabilu, nelabai čia tai portabilu. Minusas, galėtų labiau susilenkti. Taip pat turime medžio masyvo nesystantis pagrindas. Gan gerai atrodo, šiaip kažkaip nesilysta va nuo kojų, tai padeda, tai kad geras sukibimas yra. Ir šiaip labai priduoda tokio vaizdo gražės. Turime medžio tatuiruotę Kukerin ir C1 Pro, kad jei pamiršit ką vairuoti, draugam pasigirt, kad tai ne tik C1, bet tai yra C1 Pro. Turėtų pradėti lyt, reikia tik 2 padalos, tai jau atsibodo. Nu, šeiblytė šokė visus 10 km važiavimų 3. Liko vis dar 2 tos padalos. Mes, manau, grįšim namo, kem 4 km nuvarėme. Visiškai tik akceleratorius nuspaudimų. Čia yra kosmosas. Dar bagažnikas yra. Čia karočią motociklas. Kam to AMO, va. Pasiemi tokį pirpalą ir važiuoju savo. Mirksi paskutinė lempa, žodžiu. Tai ant antro režimo pradėjau važiuoti, prisivaidinau čia. Bet kem 8 kilai už tokią kainą. Taip pigiai gali 5 kilų nuvažiuoti. Baigėsi baterija, hebrel, viskas. Steni, bet jau kana. Nuvažiavome lygiai kem 9 km. Kaip pati kompanija sako, kad galima nuvažiuoti apie 60 km, mažiausiai. Bet čia 100 km tai su tuo brangesniu modeliu, su galingesnė baterija, su didesnės talpos. Bet manau vis tiek pakankamas atstumas, palyginus tai, kad tu nusipirkai dviratį už 550 €. Tai yra antrą kartą, kai nustebina mane Kukerin. Viską jie pigiai daro ir jie visada geras baterijas įdeda. Tai tikrai va, tas šokiravo pagal kainos ir kokybės santykį. Aišku, į kiekvieną detalę dabar atkreipčiau dėmesį ir žiūrėčiau, tai čia tikrai minusų yra. Man pakaba nepatiko. Jie tarsi norėjo parodyti, kad tai yra užmiesčio paspirtukas. Užmiestį turi žinot, kur ten važiuoti. Gal tas kelias netiks, turėsi grįžti. Tai yra visiškai geriau labiau miesto vis tiek paspirtukas. Voltint, manau, tiktų toks ne žmonių nevežkit, nevežiokit, bet maistą galit vežioti. Man greičio kaip ir užteko, tik kad jis toks nesijaučiau taip maksimaliai saugus ant jo. Nu, nes tai vis tiek yra paspirtukas, nes paspirtukai yra labiau miestui sukurti. O aš to noriu, aš noriu ir užmiestį keliauti, noriu visur keliauti su tokiu elektriniu aparatu. Tai šitas toks nelabai geras variantas ties tuo atveju. Likit su mieste, būkit geri. Na, su mano nuolaidos kodu dar gausite dar pigesnę nuolaidą šitam paspirtukui. Parašykite komentarus, kokį kitą video apžvalgą padaryti, kokį gal kitą dviratį apžiūrėti, gal dar pigesnį variantą turit. Man šiaip ir patinka ir brangus, ir pigus variantai. Na ir su jumis bus Šioris, susitiksime labai greitai. Iki.